Po truputėlį visi pradeda suprasti, kad mes turime energiją taupyti ir nebeturime jokių galimybių statyti kiaurų būstų. Ir būstai turi būti statomi ir modernus, ir naujų technologijų pagalba pasinaudoti, ir jie turi būti energetiškai efektyvūs. Šiai dienai, ką pastebim, tai yra būtent vystytojų atsigrėžimą į tą pusę, kad investuoti į kokybišką kvadratinį metrą, tai reiškia tuo, kad visi kokybiniai parametrai jie būtų aukštesni, kad žmogus galėtų jaustis pilną komfortą. Reiškia, kai jisai įsigyja, jis neturi galvoti apie tai, kad jam reikės papildomai renovuoti, šiltinti, kažką papildomai daryti. Tai reiškia, tai, ką mes turim savo kompetenciją, mes turim atsakingai pasižiūrėti į tą dalyką ir savo kompetenciją investuoti į tą statinį, kurį mes statom. Jeigu mes turime kokybiškai suformuotą urbanistinę struktūrą, ją identifikuoja žmogus, bendruomenė, jis tampa jo šeimininku, taigi ir ta struktūra atitinkamai turi būti formuojama. Ne tik tais energetinio požiūriu, bet ir žaliosios architektūros, kraštovaizdžio architektūros, želdynų, infrastruktūros ir kitom prasmėm.